Kągi, labą vakarą visiems, labą vakarą, dešimtadžiai, pilna jau prisijungusių žmonių medituoti, bet matome labai mažai matosi. Labas visiems, matosi va, Palanga matosi, Daiva iš kažkur, neaišku dar kur, kokiame mieste. Taip, Dovilė, Alytus, ar ne? Taip. Steisė. Ot neatsimenu, iš kur Steisė? Kur Steisė gyvena? Plungė Elytė, Liucija. Mažeikiai. Mažeikiai. Taip. Geras. Yra Plungė, yra Liucija iš Tauragės. Tin, tin, tin. Kristina. Iš kur Kristina? Čia pas mus prisijungė. Laima. Šilutė. Šilutė. Matote, koks yra nacionalinis susiėjimas medituoti. Milana yra. Sveiki, Milana. Neįsivaizduoju, iš kur Milana prisijungė. Ir ar pirmą kartą, ar ne pirmą kartą? Gal ne pirmą kartą? Aš iš Klaipėdos, sveiki. Sveiki. Jūs ne pirmą kartą, ar ne? Prisijungiau tik pirmą kartą, bet esu dalyvavus meditacijos. O kur, Klaipėdoj? Taip, Klaipėdoj. Nepabėgit, jūs iš karto išjungėt mikrofoną, tai profesionaliai labai. Tai Milana, o kiek laiko jūs medituojat, kada jūs pradėjot? Tai pradėjau gal prieš 2 mėnesius ar kiek. Ok. Puiku. Gerai, tai tada, ar yra tokių, kurie visai pirmą kartą prisijungia ir visai bandys pirmą kartą medituoti? Tai mums reikėtų žinoti šitą dalyką. Labas, Kęstuti. Iš Vokietijos. Kaip Vokietijoje oras? Šiandien, tarp kitko, visai neblogas. Buvau per pietų pertrauką pasivaikščioti ir saulutė švietė kažkur 12 laipsnių, toks pavasariškas jau. O, geras. Pavydu. Neblogai ir pas mus, tik tai, kad lietus ir vėjas, bet greitai ir mes sulauksim. Dažniausiai tai pas mus kokiu mėnesiu atsilieka nuo kitos Europos dalies. Taip, tai kas čia dar liko, kas čia nepakalbinti, pavyzdžiui, Elzė. Vat labą dieną, Elzė. Tai yra labą vakarą. Gena, labas Gena. Sveiki. Sveiki, Elzė. Tai iš kur jūs ir kaip Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Taip. Kaip sekas medituoti? Pirmą kartą. Iš vis pirmą kartą? Taip. Niekada net nebandžius medituoti? Ne. Wow, geras. O kaip sužinojot? Kažkur skrajutę, žinokit, pamačiau, kažkaip vis neprisirašiau prisijungti, bet susikaupiau, susėmiau ir nusprendžiau prisijungti. Skrajutė, geras. Aš negalvoju, kad skrajutės dar egzistuoja. Taip. Dar yra toks formatas, gerai. Aš jau nežinojau, kad yra. Ok. Tai, o jūs kada nors, reiškia, o kai prisijungėte, jūs gavote tokį kaip laišką ir ten buvo tokia nuoroda į pirmąjį seminarą. Žiūrėjot ar nežiūrėjot? Ne. Ne, nežiūrėjot. Tai reiškia visiškai... Visiškai, jo. Ok, gerai, ačiū. Fainai, gerai, kad prisijungėt. Tai pasakysim toliau, ką darom. Gena iš Anglijos pas mus šitoks kartais prisijungia. Labas, Gena. Sveiki, labas. Aš tave ištraukiau iš šešėlio. Kur tu esi pas mane pasiklydė tarp langelių? Opa, koks pavasariškas. Nu gerai, tai va dabar Gena yra Anglijoje, Sheffielde. Tai kaip update, koks oras? Geras, +10. +10. +10, nuostabus oras ir paskutinios dienos labai skaidrus ir viduj, ir aplink. Tai užtat apsirengiau pavasariškai. Super. Tai pas jūs gal žydi jau viskas? Pas mus visą laiką žydi. Pas mus atvažiuosi ir nežinosi, ar čia ruduo, ar čia pavasaris, ar žiema. Pas mus visą laiką žalia yra. Žiūrint, kas žydi. Visada pavasarinės gėlės, ne? Taip, visada pavasarinės gėlės, taip. Nu, fainai. Pas mus dar, aš tai buvau prieš savaitę tam Amsterdame, tai ten buvo jau tikrai, +15. Jau atsisakstė, visi važiavom dviračiais, tai dabar toksai žingsnis atgal. Kas čia man trukdo? Okay, nebetrukdys.
Nu va, tai tada gerai, tai tada žiūrim, kas jau prisijungęs yra. Jau mūsų yra padaugėję, kol mes čia kalbėjom ir apšilinėjom. Tai jeigu dabar toksai gal instruktažas, kad mes medituojame online tam, kad išmoktume medituoti patys ir galėtume medituoti savo namuose, ryte ir vakare. Ir tos meditacijos online yra dvi pas mus lietuvių kalba. Tai antradienį vakare 8 vakaro ir 8 ryto šeštadienį ryte. Tai jeigu kažkas nori sužinoti, ką nors, ilgiau pamedituoti, tai antradienis, o jeigu tokia meditacija, kur be jokių šnekų, bet jau mes žinom viską ir tik tai medituojam, tai šeštadienį ryte. Va, ir mes kai medituojam, visada medituojant mes naudojame Šrimatadži mūsų mokytojos nuotrauką, apie kurią jūs sužinosite, kas dar pirmą kartą, mes naudojame ugnį, tai jeigu kas nors medituojate, galite susirasti kur nors užsidegti žvakę, jeigu tokia yra aplinkui. Būtų gerai, kad medituojant toje vietoje, kur medituojam, būtų ugnis. Ir mes kelis kartus medituojam per vieną tą antradienio vakarą. Tai pradžioj, paskui truputėlį kažką sužinom apie jogą, arba kažkokią temą turim, arba mūsų mokytojos paskaitos ištrauką kokią nors paklausom ir tada dar pamedituojam. Va, tai va tokios kelias, kadangi tų tokių naujų yra turbūt vienas arba gal koks nors du, o gal kas nors įrašę žiūri irgi pirmą kartą. Tai tokia bendra informacija, kad kai ateina laiškas, tai tam laiške būna nuoroda į tokį įvadinį seminarą, išsamesnį. Tai jeigu kažkas bus neaišku po šiandienos, jeigu norit sužinoti daugiau apie tas čakras, apie meditaciją, apie mūsų mokytoją, dar kaip nors, tai galite tada pasižiūrėti tą įrašą ir savo patogiu metu viską sužinoti. Tai va. O dabar tada turbūt pradėsim nuo vonelių. Jeigu kas nors esat pasiruošę, nes aš buvau parašęs, kad paruoškime vonelės, tai jeigu turit vonelės, o meditacijos pradžioje mes pradėsim taip, kaip pirmą kartą, kai medituojantys žmonės, kad galėtų truputėlį pasižadinti tą energiją viduje ir paskui galėsim tęsti meditaciją. Tie, kurie pirmą kartą, jeigu kažko nesuprantat, nieko tokio, tiesiog medituokit, pralaukit, o paskui po truputėlį sužinosit viską. Va. O ką dar, gal ką nors, Gena ir Kęstuti, gal ką nors galima pasakyti dar, jeigu žmogus pirmą kartą, ką patartumėt sužinoti prieš pradedant medituoti? Relax and enjoy. Taip ir pasakysiu. Tai toks tipsas. Ok. Kęstuti, kas iš tavo pusės? Ką tu sužinojai pirmą kartą, kai bandėjai medituoti? Pirmą kartą, kad pastangų nereikia dėti jokių, tiesiog pasistengti atsipalaiduoti ir tiesiog paleisti viską, nes meditacija vis tiek Vytautas paaiškins, ką daryti, instruktažas bus, tai tiesiog nieko nereikia per daug įsitempti ar mąstyti. Aš taip nustebau, kad čia Vytautas paaiškins, aš tai norėčiau atsijungti. Aš ką tik kelias dienas toksai virusą ką tik nugalėjau, jaučiuosi dabar nugalėjęs, man jau viskas veikia, medituoti galiu, bet būtų gerai, jeigu kažkas iš jūsų pravestų. Gerai. Kęstuti, aš duodu tau šitą, nes aš pravedu paskui dar dvi meditacijas, tai dabar. Sočiai, ne? Sočiai. Nenoriu 3 iš eilės. Tai gerai, tai gal tada Kęstuti, tu praves tą pirmą meditaciją su realizacija ir paskui mes pažiūrėsim, kaip išsirutulios, iki kur mes nueisim. Gerai, tada pravesiu. Tai turit voneles pasiruošę, galim voneles naudoti, vis tiek meditacija. Tai tiesiog gal, Eliza, tu tik tai pirmą kartą, taip, daugiau nėra naujokų. Tai gal tiesiog greitai labai paaiškinsiu, ką darysim. Paimsim savo dešinę ranką ir mes ją tiesiog uždėsim ant skirtingų savo kūno vietų kairėje pusėje. Ir viską paaiškinsiu, pradėsim ranką dėdami ant širdies, paskui žemiau ant šono čia kairėje pusėje, paskui ant pilvo. Gal tu gali, Kęstuti, padaryti taip, kad matytus tavo nors truputėlį daugiau? Va, tada bus aišku, kur ranką dėti. Ant širdies dėsim, paskui čia kairėje pusėje ant pilvo, ant klubo, sugrįšim ant širdies, paskui ant kaklo, kairėje pusėje čia ir galim galvą pasukti į dešinę pusę, paskui ant kaktos priekyje ir
paskutinė čakra, energijos centras yra mūsų viršugalvėje, kur momenėlis randasi, tai tiesiog paimsim ir delną, va taip visus pirštus ištempsim, kad delnas į priekį va taip pat išlystų ir uždėsim patį delną ant momenėlio ir labai švelniai pamasažuosim momenėlį savo skalpą palei laikrodžio rodyklę tiesiog. Ir kodėl visą tai darom, manau, paskui bus viskas paaiškinta giliau, bet tiesiog, kad pažadinti tą savo energiją ir visa tai bus pagrįsta tyro noro principu. Ir visi šitie energijos centrai kairėje pusėje, jie reprezentuoja mūsų kairį energijos kanalą, kuris atsakingas yra už mūsų troškimus, emocijas, taip pat ir praeitį. Ir dešinė ranka, jinai kaip reprezentuoja mūsų dešinį kanalą ir neatsakinga už visą kinetinę energiją, veiksmą ir taip toliau. Tai mes kaip sujungiam veiksmą su noru ir to pasekoje patirsime meditacijos būseną. Taip. Aš galiu gal dar pridurti, kad jeigu pirmą kartą visai prisijungėte, tai mūsų mokytoja Šrimatadži, jinai fiziškai jinai jau negyva, jau nebėra jos, bet jinai kol gyveno, tai išmokė kaip medituoti būtent to sahadža jogos būdu. Ir jis yra ypatingas tuo, kad pasižadina kundalinį energiją. Jinai yra stuburo apačioje, tokia kaip dieviška, vidinė, pati švariausia, galima sakyti, šventoji dvasia mūsų viduje. Žodžiu, ta energija jinai mūsų viduje yra ir kai jinai pasižadina, kai jinai pradeda veikti, tada meditacija vyksta visiškai spontaniškai, sahadž. Ir mūsų mokytoja, jos energija, kai jinai gimė, visiškai pilnai veikia, taip labai retai būna, todėl jos dėka, net jeigu mes turim kažkokių problemų, mes turime disbalansą kažkokį viduje, gal netgi lygų ar kažkokių įtampų, vis tiek jos dėka ta energija pažadinama, jeigu žmogus pats to nori, ir tada galima išmokti medituoti pats savo, vedant meditacijas, jaučiant save, diagnozuojant, ką galit po to išmokti savaime su kiekvienu kartu ir truputėlį gal klausant mūsų mokytojos paskaitų. Tai jos nuotrauka reprezentuoja kaip mokytoja ir mes medituodami naudojam jos nuotrauką, kad vibraciškai nors truputėlį būtų tos žadinančios energijos kažkoks impulsas, kad mūsų energija pasižadintų. Tai dėl to, jeigu pirmą kartą medituojat, kad žinotumėt, kodėl mūsų mokytojas nuotrauka bus ekrane. Ok, tai ką, geros meditacijos visiems ir taip ant valandos, ar ne? Valandą. Taip, pradedam. Galim visi atsipalaiduoti, sutelkti dėmesį į vidų, rankas padėti ant kelių, delnus atverstus į viršų. Ir tiesiog kelis momentus, kelias minutes galime giliai įkvėpti. Ir iškvėpti. Kas turite voneles pasiruošę, galime duoti kelis bandanus vonelėmis. Ir įmerkti savo kojas. Kas turite kompiuterius prieš save, galime
kelias minutes žiūrėti į šį raudoną tašką ant Šrimatadži kaktos, kad tiesiog nusiramintų mūsų dėmesys. Arba tiesiog į žvakę, jeigu turit į liepsną, jeigu turite žvakę prieš save. Užmerkime akis ir uždėkime savo dešinę ranką ant širdies. Ir čia savyje galime paprasčiausiai paklausti. Kas aš esu? Klausiame šios kundalinė energijos savyje, tai galime tiesiog ją kreiptis kaip į savo motiną, nes jinai yra moteriško energija. Tai tiesiog labai paprastai, motina, kas aš esu? Ar aš esu ši asmenybė, šios mintys, šitie lūkesčiai, išgyvenimai? Ar kažkas prasmingesnio, gilesnio? Kas aš esu? Galime uždėti savo ranką žemiau, ant kairės pilvo pusės, ant kairio šono, truputėlį žemiau šonkaulių. Ir čia paprasčiausiai galime teikti: motina, aš esu savo paties mokytojas, mokytoja. Kundalini, aš esu savo paties mokytojas. Uždėkim dešinę ranką ant kairio klubo. Ir šis energijos centras yra atsakingas už tyras žinias. Tyras žinias apie patį save. Tyras žinias apie viską, kas yra gyva, gamtą, visatą, žmones, gyvūnus. Čia paprasčiausiai galime paprašyti: motina kundalini, pabusk manyje ir suteik man tyrą supratimą, tyras žinias,
Motina Kundalini, prašau, pabusk manyje. Ir pasistengime apie tai negalvoti, bet tiesiog labai nuoširdžiai, paprastai paprašyti. Galime, jeigu pirmą kartą atliekame šią meditaciją, priimti kaip hipotezę. Motina Kundalini, prašau, pabusk manyje. Sugrąžinkime dešinę ranką ant širdies. Ir įsiklausykime į savo širdies ritmą. Ir šį kartą galime paprasčiausiai teikti: Motina, aš nesu šis kūnas, nei šios mintys, nei šis protas. Aš esu dvasia. Paprasčiausiai dvasia, kuri egzistuoja širdyje. Be norų, lūkesčių. Aš esu dvasia. Uždėkime savo dešinę ranką ant kairio peties ir pasukime galvą į dešinę pusę. Motina, aš esu nekaltas, nekalta. Aš esu visiškai nekaltas. Galime pakartoti tai kelis kartus. Aš esu nekaltas už jokias klaidas, kurias padariau tyčia ar netyčia, paprasčiausiai nežinodamas. Aš esu nekaltas. Kaipgi aš galiu būti kaltas, jeigu aš esu dvasia? Aš esu nekaltas. Galime sugrąžinti savo galvą ir ranką uždėti ant kaktos. Ir tiesiog palenkti savo galvą į priekį, kad jinai ilsėtųsi mūsų delne truputėlį, kad nebūtų įtampos kakle.
Motina, aš visiems ir viską atleidžiu. Aš visiems už viską ir viską atleidžiu. Atleidžiu savo, atleidžiu savo šeimos nariams, draugams, absoliučiai visiems. Pasistengkime negalvoti, už ką mes atleidžiam, tiesiog paleiskime ir atleiskime visas nuoskaudas, įsitikinimus, ginčus, barnius. Motina, aš visiems ir viską atleidžiu. Galime paimti ir uždėti savo dešinę ranką ant momenėlio, kuris yra mūsų viršugalvio centre, ir labai švelniai tiesiog pamasažuoti šią vietą, per daug nespaudžiant jos, bet tiesiog palei laikrodžio rodyklę, tai viršugalvis mūsų laikrodis, jeigu yra, mes grinai taip ir einam kaip ta rodyklė. Ir šis energijos centras atsakingas yra už mūsų integraciją, visų kitų energijos centrų, čakrų integraciją. Ir būtent čia mes patiriame jogos būseną, bemintę būseną, pradedant, kuri tik stiprėja ir stiprėja. Čia paprasčiausiai galim paprašyti: Motina, prašau, suteik man savi-integraciją, savirealizaciją. Prašau, leisk man pajusti jogos būseną. Būseną su savo paties dvasia. Galim pakelti savo ranką kelis centimetrus virš galvos, nedaug, gali būti nuo 5 iki 10 centimetrų. Ir tiesiog pažiūrėti, ar mes jaučiam kažką ar ne. Ir apie tai negalvoti, tiesiog stebėti, ką mes jaučiam, kokie potyriai. Galim tą ranką pirmyn, atgal pajudinti. Tiesiog virš galvos visą tą perimetrą paskanuoti. Galim sugrąžinti savo dešinę ranką ant kelio ir su kaire ranka lygiai taip pat galim patikrinti, kokie potyriai yra virš galvos. Galime sugrąžinti savo ranką ant kelių. Ir pabūkime kelias minutes tyloje.
rėminti į skirvą, tiesiog sakykime ne tai ir negalvokime apie jas. Tiesiog stebėkime. Jeigu esam pasirengę pabaigti šią meditaciją, galim sudėti savo rankas kartu, padaryti namastė ir padėkoti šiai motiniškai energijai už mums suteiktą meditacinę būseną. Ir kas pirmą kartą prisijungėte, gal tuo pačiu irgi prie progos paaiškinsiu, kaip mes pradedam meditaciją Sahadža jogoj kiekvieną kartą ir kaip pabaigiam. Tai mes paprasčiausiai pasikeliam savo kundalinį ir tai darom 3 kartus, nes mūsų subtilioje sistemoje yra 3 kanalai energijos. Ir paskui po to dar darome bandaną, kuris yra kaip apsauga prieš visą, kas mus supa, visas energijas ir aplinką ir panašiai. Apie tai kalbėsim daugiau vėliau, bet tiesiog parodysiu, kaip tai daroma. Tai tiesiog paimam kairę ranką ir dešinę ranką sukame ratu, va taip, kol pasiekiam tašką virš galvos, maždaug čia. Ir pirmą kartą padarom vieną mazgą, nes tai darom 3 kartus. Antrą kartą padarom 2 mazgus. Ir trečią 3. Ir kai pasidarom bandaną, tai paprasčiausiai paimam ir su dešinė ranka, pradedant nuo kairės pusės ir per tokį kaip lanką virš galvos, kuris mus pereina. Tai pirmyn atgal 1 kartas, 2 ir tai darom 7 kartus. 3, 4, 5, 6 ir 7. Ir dabar galim padaryti mažą pauzelę, kad kas darėt voneles, tai galim nuplauti pėdas, išnešti ir grįžti. Tęsime toliau.
Na, jau matau, kad visi susirinko, visi grįžo, kas buvo su manelė meditavę. Tai šiandienos tokia tema yra Kadešą Rudrą, apie 11 energijų mūsų viduje ir 11 tokių kaip greunančių, balančių, saugančių energijų. Tai tokia tema. Ir nežinau, Kęstuti, ką tu gali taip tokio pasakyti, kad būtų kokia nors terminai aiškus, nes po to mes paklausysime Šrimadadži paskaitos ištrauką apie tai. Bet kartais būna, kadangi tos paskaitos jogams skirtos, tai kurie jau ilgai medituoja, tai kažkokių terminų galime nežinoti. Tai vat, kaip tau atrodo, ką reikėtų pradžioje pasakyti, jeigu vat, ypač kas pirmą kartą išgirs? Gal kad tos jėgos, kad jos gali turėti gerai bendrai paėmus ir geras ir greunančias savybės, bet tai viskas priklauso nuo mūsų pačių pasirinkimo laisvės ir kaip mes gyvenam savo gyvenimą, bet kas liečia terminus, tai tiesiog niekas neateina į galvą gal. Bet vienintelė, aš tai pagalvojau, aš po meditacijos paklausti žmogaus, ką nors pasakyk. Čia taip įžulu, atsiprašau. Jo, normalu. Gienos klausti, gal jis žino. Giena, ką galvoji, ką reikėtų žmonėms pasakyti apie Kadešą Rudrą prieš paskaitą? Kadešą Rudrą, kad kai mes medituojam, kai pasižadina tos subtilios energijos, kai mes einam dvasiniu keliu, tai yra jėgos, kurios yra be galo mus palaikančios ir maitinančios, pati kaip kundalinį. Tai yra jėga, kai Vytas sakė ir Kęstutis sakė, tai yra kaip motina. Motina, kuri myli mus besąlygiškai. Tačiau yra atsakomybė, kai mes žengiam dvasiniu keliu ir mes yra tam tikros marijados, kaip vadinam. Marijada tai reiškia kaip ribos. Apsauginis kaip? Kaip ribos. Ir kaip ribos, jo. Tai čia jeigu tai palygint, pavyzdžiui, jeigu mes norim, pasodinam, nori, kad išaugtų, tai turi būti laikytis tam tikros harmos ar marijadų, tam tikrų ribų, kad tai viskas vyktų. Tai turi būti balansas, tam tikra disciplina. Ir kai mes pradedam peržengti, arba kaip visuomenė pradeda peržengti, bet dabar kalbant apie save, tai yra jėgos, arba kaip kažkas peržengia tas ribas iš išorės. Arba kai mes patys peržengiam, tai tada įsijungia jėgos, kurios mus apsaugo. Taip. Arba greuna. Arba greuna, taip. Tai čia yra greunančios ir apsaugančios jėgos. Tai yra ta pusė tą dieviškumą, po kurį dažniausiai mes kaip einant nekalbam, mes kalbam tik tada, kuri sušvelnina, myli, apsaugo. Bet yra ta pusė, kuri gali ir sugriauti. Ir jeigu mes pradedam čia, kaip sakant, čia reikia į tą žiūrėti labai rimtai, bet rimtai su atsidavimu, ta prasme. Tai Kadešą Rudrą mes turim tos jėgos, jos pasižadina mumise, kai mūsų kundalinį pasižadina. Ir tada prasideda, gal galima pasakyti, kad ir tada iš vidaus, kai su kiekviena meditacija, kai ta energija pradeda kilti, vyksta greitas ar lėtas, priklauso nuo mūsų vidaus, bet vyksta valymas. Ir galima išsivalyti kažkokios tai įtampas, gali išdegti kažkokie tai, nežinau, susikaupę ten nuoskaudos, dar kažkas. Ir tas valymas eina, kadangi subtili sistema, ta pati subtiliausia, jinai prasideda net genetikos pokyčių. Todėl, kai pradeda pačiam subtiliausiam lygyje mus valyti, paskui perina ir į kitus lygius. Ir gali būti ir fizinės problemos išspręstos, ir nežinau, ir atminties, ir kažkokiu tai, žodžiu, per visus sluoksnius gali pasikeisti. Bet vyksta valymas. Ir gali būti tas valymas, kad jisai jaučiasi kaip, pavyzdžiui, pradžioje, kai kyla kundalinį valo, gali būti kaip karštis. Tiesiog, arba dilgčiojimas. Arba kartais netgi labai sunku suvaldyti dėmesį, kad atrodo, kad viskas gerai buvo, pradėjau medituoti, tiesiog kažkas atrodo, kad netgi trukdo gal. Visaip gali būti, va. Bet
tai yra proceso dalis ir kažkaip tą energiją stengiasi mūsų balansuoti, išvalyti. Ir be to, kad mes atsipalaiduojam, be to, kad nusiraminam, be to, kad patiriam tą bemintę būseną, pailsim, dar gali būti ir tas, kad mes valomės. O kai pradžioje išsivalome mes, po to gali būti, kad mums bemedituojant valosi ta vieta, kur mes medituojam, tada ta energija skleidžiasi išorė jau. Gali Jo. būti, kad valo ir aplinką. Jo, nes tai yra kaip augimas, ta kundalinį pasižadinimas tai yra kaip sėklos augimas. Tai tas medis gali išaugti labai didelis mūsų suvokimo ir mūsų įtaka, kuri pradeda eiti į išorę ne tik tai į mūsų šeimas, draugus, bet jinai plečiasi toliau. Ta atsakomybė Šrimadaji Šikmatė, kad sahadža jogai turi tą jausmą atsakomybės ne proto lygmenį, kai mes kalbam apie tai, o širdies lygmenį savo savybį dėl viso pasaulio, dėl viskas, kas vyksta. Taip iš tikrųjų, jeigu taip įsivaizduoti, kad kaip per žmogų teka ta energija, ne per visusgi teka, bet per kažką teka, per kažką ne, tai ta energija pradžioje teka ir užpildo mus, subalansuoja mūsų, paskui, kai jos yra daug ir pilna, tada jinai teka ir į išorę. Tada teka į tos žmonės, kurie gyvena su mumis, kurie dirba su mumis. Taip. Ir jeigu dar stipresnis tas srautas, daugiau energijos teka, tada užtenka mums nukreipti dėmesį ir gal kažkokios netgi miesto arba šalies, kažkokios bendruomenės problemos gali. Įdomi yra, kad mes turim tą instrumentą, bet mes jo dažniausiai nesinaudojam. Jeigu mes pradėtumėm netgi patiems jogams, kurie dabar šitą grupę, jeigu mes pradėtumėm susieiti ir taip eksperimento tokiu būdu, bet to gyvo tokio eksperimento, nukreip dėmesį yra problema, mes visi sutinkam, kad čia yra problema, sakykime, mūsų šalyje ar visuomenė ir dar kažkur. Ir nukreipiam to dėmesio ir nesitikim, nieko nereikia tikėtis, tiesiog orientuotis į vibracijas. Nes aš žinau, kad Anglijoje, Londone taip jogai darė, jie buvo, sako, nuostabus buvo orientas. Sako, nes buvo taip, kad, sako, kelias savaitės mes susirinkdavom, mes medituodavom, ir ten, nežinau, kokiais metodais naudodavom bandanas ir dar. Ir sako, mes jausdavom, kad neišsisuka, o paskui ir išsisprendė. Sako, ir viskas pasikeitė situacijai. Taip. Aš lygiai taip pat prisimenu, jogos pradžioje buvo, kad yra tokia meditacija, vadinasi Havanas, kažkas jau buvo seminare, mes darėm su žvakėm arba darėm gyvai Kaune kažkada, tai žodžiu yra laužas, visi sėdime aplink laužą ir yra mantros, kad ta ugnis taptų irgi vibruota ir mes per tą ugnį medituojam, o paskui galima atiduoti tarsi, kad sudegtų į tą ugnį tas, kas mums netinka, mūsų viduje ir aplinkui. Va, ir kai aš pradėjau medituoti, kai pirmą kartą buvau, trečią kartą, visada jogai nepamirždavo sudeginti visas negatyvumas, kuris trukdo kurti, kaip čia, dharmiškus, bet tokius gėrio filmus, kad filmų pramonėje visą kas trukdo atsirasti išmintingiam, tokiam įkvepiančiam filmam. Ir aš taip galvoju, o Dieve, jūs nežinote, kad ta pramonė ir naiviai bandot kažką. Ir atsimenu, kad taip kiekvieną kartą kažkas visą laiką tas pats jogas vis primindavo apie tą. Va, ir kažkaip tada galbūt pirmą kartą atkreipiau dėmesį, kokie tie filmai buvo nominuoti, nes būna dažniausiai laimi kažkokie Oskarus, kažkokie tai kartais kažkaip crazy filmai, tokie, kaip galėjo įvertinti. Va, o tais metais kažkaip atsimenu, kad atrodo, kad visi filmai, kurie buvo įvertinti, buvo tokie, wow, tokie, tikrai pažiūri ir taip, dvasingai. Tai va, tai kartais mes net nežinom, kaip mūsų dėmesys suveikia. Jo, ir tos patirties dažniausiai trūksta, nes iš tikrųjų mes, kiek aš matau, mes labai kartais nepasitikim savimi, ką mes turim, kad mes galim tą turėti, kad tas gali paveikti. Čia toks įdėtas į mūsų, užtat mes dažniausiai sakom, kad aš esu nekaltas, kad to pačiu tas nekaltas reiškia, aš esu vertas tos meilės, vertas to jėgų, to žinių. Tai va, ir dar vienas aspektas va, tos energijos, kad tas Kadeša Rudros, gal Mašamatadži papasakos dabar paskaitoj, nežinau, kiek mes ilgai žiūrėsim, bet kad kai mes medituojam ir kai ta Sahasrara, tas viršugalvis, ta čakra labiausiai atsiveria, susitvarko ir įsijungia tas 11 energijų, kad jeigu mes matom kažkokią tai problemą, tai mes galim nukreipti tą energiją į kažkur, bet tai reikia daryti be minčių. Jo.
Todėl pagrindinis dalykas yra, kad treniruoti jogams su kiekviena meditacija, kad galėtumėm išbūti bemintiai būsenai. Yeah. Kokie be būtų metodai, ką mes bežinotumėm apie jogą, vis tiek grįžtam į tą pačią svarbiausią stadiją, tai yra be minčių pabūt. Nes jeigu mes turim kažkokią problemą ir esam labai susitapatinę, tai ta energija nesuveikia, jinai nevalo, jinai nedirba tam. Va, o jeigu mes esame be minčių, kitą kartą netgi gal ne iki galo žinai, kas tenai per problema, bet tavo dėmesys gali labai stipriai suveikti. Jo, būtent ta. Čia labai geras momentas, nes nuo mūsų dėmesio kokybės labai daug priklauso. Jeigu mes esam susitapatinę kažkaip, labai attached, tai nėra efektyvus. Davilė gerai parašė, prijuokino. Sako, dėl dėmesio buvo taip, kad pravažiavau pro Žalgirio areną, kada vyko Eurovizija. Ir palinkėjau, kad Katarsis laimėtų. Tada vyko balsavimai ir jis laimėjo. Ačiū. Tai Davilė gerai. Davilė turi, kas laimėjo ten? Katarsis? Katarsis laimėjo ir tada buvo taip, kad pas mane tikrai buvo labai aukštos vibracijos, mes ten turim na tokie aparatėlį, kai, sakykime, skalė iki 40, buvo užkilę iki 30. Ir aš jau tokia buvau pusiau, kaip sakau, vaikščiau, pusiau kojom liečiu žemę, bet galvoju, tai ten kosmosas ir va tokioj būsenoje aš kažkaip labai siūsdavau tos tokias va vibracijas, tos tyrus norus, papasakau Vytui, kaip per savo gimtadienį visą negatyvą taip išvaikiau, kad žodžiu, kad buvo, kad visi, kurie turėjo, nu nors kažkiek neigiamos ten energetikos, manęs net su gimtadieniu nebepasveikino, jie tiesiog manęs nebepasveikino. Žodžiu, iki šiol bijo. Taip veikia, nu dabar jau gerai, jau dabar į žemę grįžau, dabar tikrino, sakė 24 pas mane. Vat, bet tai yra aparatėliai, kurie matuoja energetiką. Jo, yra pas mus biorezonansai ten tokie, kur... Taip, žinau, girdėjau. Nu ką, tai gerai, tai žodžiu, tai va, apibendrinant, kad tu tikriausiai Šimadaji kažką tiksliau pasakys ir dabar tie, kas žiūrės pirmą kartą, tai tiesiog galima atidaryti delnus, kas suprantat anglų kalbą, tai klausykit anglų kalbą, nors mūsų mokytojas Šimadaji kalba, na, truputėlį yra iš Indijos, toks prieskonis gali nebūtinai visą laiką iš pat pradžių suprasti, tai yra titrai lietuviški. Va, iki kažkurio momento pažiūrėsim, jeigu kils kokių nors klausimų, žiūrint, arba kažkas nuskambės jums, kas labai aktualu, tai būtinai po to parašykit arba pasakykit ir aptarsim pabaigoje. O tie, kurie pirmą kartą arba kas visai dar šviežias, tai tiesiog žinokit, kad tos paskaitos metu irgi galima medituoti, jeigu pavyzdžiui kartais nesinori nei skaityti, nei dėmesio laikyti, o kaip tik eina tokia meditacija gera, tai galite užsimerkti, atversti delnus ir tiesiog klausyti ir medituoti, laikant dėmesį į viršugalvį. Taip, tai kągi, tai jau. So today is a day according to Indian calendar called as Paritani Ekadashi. Now today is the 11th day. Nebesimato ekrano. Aš supratau, kad kažkaip netai paleidau, to patvarkysiu. Tai jau. So today is a day according to Indian calendar called as Parivartani Ekadashi. Now today is the 11th day of the moon. 11th day is Ekadashi. Also in Sahaja Yoga you know about Ekadasha Rudra, which is here, which will ultimately destroy all those things which are not required anymore.
That is Ekadashi here. That's the 11th. But today is a special day where we are going to use the power of Ekadasha to do the parivartan, means the transformation. It is not for destruction but for transformation. It's such a day to be here in New York where we use the destructive powers for the transformation of humanity. So it's a very great day today that we are going to transform people by the manifestation of the Ekadashastra. And they are 11 placed over your forehead here, and you know how they work out. So these 10 come out of destructive powers of the world. World has got 10 destructive powers also. Out of those 10, the destructive part settles down here. So when a person is on his destruction, say for example a cancer is setting, then you might feel a throb here at the apex of your world, the throb. And it doesn't logically means that if there's a throb there's a cancer. But if there's a cancer there will be a throbbing here going on. That means the force of life is trying to push it. But the obstruction there starts accumulating on both the sides. And in the center is the center of Vishuddhi, of the Virat, where Sri Krishna has become the Virat, the great primordial. So this is the 11th part of destruction. He has a power called Samhara Shakti by which he kills people. So before killing them and finishing them off, in the compassion of your mother, we have to first try to transform them. If they cannot be transformed, then it's all right. Then Ekadasha takes over. So these 11 very great destructive powers will be used by the Kalaki, the one who is going to manifest on a white horse. Before that, today is a very great day, that these powers we are going to use for transformation. Now how can destructive powers be used for transformation? First of all, when people know that there are destructive powers manifesting, they start fearing. They get afraid that we will be destroyed, so we must take to God. That's one of the ways. Secondly, if a person comes to know about any destructive disease like cancer, he wants to find out a method. And there is no method available on a human level. So then he thinks of God and wants to come nearer. The fear brings him closer to God. He depends on God more than on his rationality, than on his ego or something. And he wants to depend on God's powers to cure him or to save him from this destruction. Because he is now on the brink of destruction. As soon as cancer is set in, he knows that there is no end to it and he has to be destroyed. So this is another way the people take to transformation, to change their attitudes, to change their value systems. I have known of many husbands or wives who got cancer and their counterparts became very mild, gentle, kindly, romantic. They tried to give all the love
all the protection, all the good things to a person who is going to die now of Ekadashi. So a kind of a transforming temperament starts coming in a man, that he sees that the person with whom he has lived all his life is now going to be no more. So a kind of beautiful feelings towards the person of giving whatever you have beautiful within you starts, and that's how people develop another kind of personality which was never apparent before. So all the harshness and the aggressiveness drops out, and all the sweetness starts pouring in. So the compassion in a man is a big thing by which he gets transformed. Many people who lost their relations, kith and kin, become much more gentle, kindlier people, because Ekadasha has expressed its all. And also another kind of a fear comes into the mind of the people, that tomorrow this can happen to me also. So I must do something about it. So at this time, Sahaja Yoga helps them a lot. They come to Sahaja Yoga because such an emergency is created within themselves. And thus they are rushed for their transformation to Sahaja Yoga. But there's another subtler way this destructive force helps us, by destroying all that is negative within us. Because unless and until that negative is destroyed within us, we cannot become people who can enter into the kingdom of God. We have our ego, we have our superego, and both can be represented here. When you have your ego, very much great ego, then you will find a big blob like ego coming out on this side, a very big one here. Or if you have a superego, you can see another big thing jutting out on the plane here. So on both the sides you might get both the things if both the sympathetic are overactive. If you are not a very collective person, also you might get a blob here. So you might get all the things filled up with your ego, superego, and this Virata's center again blown up, in a way that a person develops a face like a monster sometimes. This portion becomes too big, thick, jutting out. There's a character I've seen like that. I think it is Frankenstein or someone. Is it? Yeah, Frankenstein. Yes, that has come from the unconscious, the Frankenstein character. All this is swollen up, jutting out, and this place like that. That's really the one that happens to human beings when he becomes a devil himself. So this is how the Ekadasha works within us to destroy our negativity within us. In India, so many people fast on this for atonement. On the 11th day is very common. You must do Ekadashi. All the Hindus and all these people do Ekadashi. That is the 11th day they don't eat anything at all. But you shouldn't do it after the advent of your mother. Because I am the Ekadasha myself. So why should you do it now when I have come? It was done when I was not here just to call me. So now I am back here. You need not do this anymore, the penance of Ekadasha. But you have to be careful. Now Ekadasha comes, as I told you, from the void. So firstly it comes when you accept someone as your guru. Say, who are false, who are anti-God, anti-Christ. So you develop a kind of a thickness on this side when it is the person whom you are worshipping as a guru or respecting as a guru, who is a guru to you, who is
Not really. So you develop a superego which shows on this side, this part. Now the other side of it shows when a person says, I'm my own guru, I'm practicing my own meditation, I have nothing to do with anybody's guidance, I'm quite alright as I am. Such a person develops the other half. So you have this half developed because of that, and this half developed because of the superego that you get to these false and fake gurus. Now what happens sometimes, that when you get involved into this kind of superego behavior, at that time it so happens that you might take over from them and start using it for your ego. That's the worst time for you. At that time, what you do is to act like the devils yourself. And once you start doing that, your Ekadasha is completely finished. And then I don't think it's easy to get rid of it. It's very difficult. But if it is one-sided, it's much easier to do. So today is the day which is called as the Ekadasha, which is going to bring the transformation. When you are transformed, so many things are automatically destroyed within you. As you can see very clearly, that all your misidentifications drop off. The misidentification that I am an American, that I am a Christian, or I am a Jew, I am this, I am that, all these false misidentifications drop. And you become a naked human being first of all. You are a human being, and then a superhuman being without the ego. Without the ego. So your ego is destroyed, your superego is destroyed, your conditionings are destroyed, and all your false ideas about knowledge are destroyed. So what remains and emerges out is the reality. Now see, when a flower becomes the fruit, everything practically drops out of the flower, we can say. Like the calyx is dropped out, then the petals are dropped out, and then the apicalyx is there, that is also dropped out. But what remains is the seed. Actually, if you see, around the seed all these things develop and the fruit remains, the rest of it drops. In some fruits, some part is used, in some fruits, nothing is used, a very little growth comes out as fruit and becomes the fruit while the flowers are fruit. So in us also, whatever becomes spirit remains, the rest drops. And that is what it is when we call it the Ekadasha, which brings forth the transformation. And one has to understand, we have to drop out many things. Some people have seen, they said, what's wrong? I'm smoking, still my vibrations are wrong. Some say, what's wrong? I'm drinking, still my vibrations are wrong. I'm going to this guru, still my vibrations are there. I'm having the same type of licentious life, still my vibrations are there. Now it goes a very long way. Vibrations are still there. But suddenly they stop and you find you are out of the bounds. You are thrown out completely. But you do not feel how you are thrown out. Gradually find with a tangent you go out. And so one has to be careful about that. So within us lies a force which is centrifugal and a force that is centrifugal. So Ekadasha's force is centrifugal, by which we are thrown out. Sahaja Yoga doesn't fall onto anybody's feet, doesn't request anyone, it doesn't flatter anyone.
if you want to be there, you have to be positively there. And if you don't want to be there, it throws you much faster than what you want. That's the trouble with Sahaja Yoga is. And this is the loophole of the Sahaja Yoga, which I must tell you as a mother, that it's very anxious to throw you up. I'll tell you, when Christine, just now she told me also, got engaged to Michael, half of them were thrown out because they had a conception that you must have a romance before marriage. Without a romance, if you have a marriage, then there should be no marriage. I don't know on what conception it is based. But if you have the romance before the marriage, what's the fun of having the marriage? I mean, it's like if you have to give somebody a present, you hide it, you say keep it to that date, and then give the surprise to the children. In the same way, if you have the romance already done, what's the marriage? What's the celebration for? It's absolutely illogical. There is no romance in such cases. Actually, you have seen that after the romance, the marriage and the divorce. It's always like that. Because you become stale and you find the romance you had before marriage was something, a fantasy that has dropped out, and now after marriage, there is nothing left to enjoy. So you are fed up, and next month you are in the divorce house. But the marriages that take place without the romance, kept all reserved for a particular day, just for that day when you are going to have the real romance and real feeling of oneness. Everything. In India it's a very big thing, you see, the first night of the marriage. And that's why our marriages last. You know, I would say I'm an old woman of 60 years, my husband 63 years, and you can see how romantic he is still. You see, the romance never finishes because it starts on an auspicious day with the sanction of the collectivity, everybody taking interest in that romance. It is such a big thing to be married, all the people enjoying the marriage and enjoy. Would you like some fruit butter? Would you like some fruit butter? No, thank you. That's all. So now, this kind of thing when happens to the people who are Western people, think romance is very important. But I don't think one can learn anything from the marriage system of the Western people, because all their marriage system is absolutely in a dwindling down. There's nothing to be learned from them as far as that. We can learn many other things. For example, we can learn how to operate a camera. But to operate a marriage is better you learn from Indians. They have a very solid system of marriage. First of all, the way they are trained from childhood, how to make a marriage successful. Such a lot of importance is given. Then without the horoscope, they will not marry. Without the auspicious date, they won't marry. Everything they work out in such details so that the marriage cannot fizzle out. More O dabar galima dar pratęsti meditaciją. Tai sėdint patogiai, truputėlį patenkim save į viršų, kad stuburas būtų nesudribęs. Rankas padėkim ant kelių, kad atversti delnai būtų pilnais pirštais atversti, atidaryti. Dėmesį laikome viršugalvyje, be įtampos, be prievartos, be jokio įsitempimo. Kūne tik tai dėmesys švelniai nuteka ir būna viršugalvyje. Pajauskim tą vietą. Ir leiskime energijai tekėti be jokių žodžių, be jokių minčių.
Mums nieko nereikia rūpintis. Jeigu ta energija pažadinta, ta dieviška energija žino, kur turi tekėti, ką turi išvalyti, o ką turi pripildyti. Absoliučiai pasitikėkim savo vidum, tuo, kas mūsų kūrė, ir pabūnam tiesiog pasimėgaudami šio momentu, šią akimirką. Laikydami dėmesį virš galvos, būdami toje būsenoje, kiek išeina čia ir dabar, viduje galim tiesiog paprašyti tos motiniškos energijos, dieviškos energijos, kad jinai išvalytų tai, kas susikaupė negatyvaus. Tai, kas man trukdo tobulėti, kilti aukštyn, pajausti daugiau, tai, kas man trukdo medituoti, tai, kas man trukdo būti pusiausvyroj. Savo žodžiais paprašykim ir leiskim tada pabūti vėl tyloj, kad būtumėm be minčių. Dėmesys į viršugalvį. Į 7 centrą, kur susijungia mūsų energija su visur esančia energija. Tai jungties jogos centrą. Kai esam jungtyje, galim paprašyti kažko globalesnio. Mes dabar visi kartu medituojam ir visi savo viduj, nuoširdžiai, savo žodžiais galim viduj tyliai paprašyti, kad
ta energija pasirūpintų šitą šalim. Jeigu yra kažkas negatyvaus veikiančio šioje šalyje, tegul ta energija suranda ir išvalo. Paprašykim ir leiskim pabūti savo vėl tyloje. Laikom dėmesį viršugalvyje, nieko nereikia galvoti. Pastebėkim, kokie pojūčiai yra ant delnų. Ir laikydami dėmesį virš galvos, paprašykim, kad visur esanti dieviška energija pasirūpintų globaliom problemom. Tarp šalių, tarp kontinentų, tarp prezidentų, tarp finansų visų, tarp visoj begalybei smulkmenų, kurios veikia pasaulyje, kur mes net savo protų negalim suprasti. Pasiūskim, paprašykim tą norą, išreiškim ir pradedam toliau medituoti, tęsiam toliau meditaciją be minčių. Ir dabar su dešinė ranka, taip tarsi laikytumėm savo dėmesį delne, tarsi būtų delne šiek tiek vandens. Nuo stuburo apačios iš priekio mes taip važiuojam per visą stuburo liniją, iki pat viršugalvio ir tarsi užpiltumėm tą vandenį ant viršugalvio, patikrinam, ką jaučiam delne. Ir taip keletą kartų pakeliam kartu su visų dėmesiu per visą stuburą. Ir pastebim, koks pojūtis delne.
Dabar galima su kita ranka, su kairė ranka tiesiog patikrinti, koks yra pojūtis su kairė ranka virš galvos, virš viršugalvio. Kai tikrinam su kairė ranka virš galvos, tai dešinė ranka atversta. Ir dabar abi rankas truputėlį pakelkim nuo kelių, maždaug širdies aukštį. Išskleiskim delnus. Ir pastebėkim dabar ir viršugalvį, ir delnus vienu metu, nešokinėjant dėmesio, tiesiog stebint. Ir dabar galime sudėti delnus, padaryti namaste, padėkoti už tiek, kiek pajutom, už tiek, kiek įvyko. Ir pasikelkime kundalinę energiją su dėmesiu ir po to padarykime apsaugą. Bandana. Tai jeigu kas nors, ką nors norit paklausti, arba kažkas yra likę jūsų dėmesį, tai galite parašyti arba pasakyti. Jeigu norit pasidalinti, ką jautėte virš galvos arba ant rankų, galite irgi parašyti. Galite nieko nerašyti. Galite toliau medituoti, jeigu turite noro. Kęstuti, kaip meditacija? Labai šauniai, labai gera. Mes tarp kitko grįžom iš meditacijos turo Vokietijoje vakar vakare. Tai labai buvo šita meditacija naudinga, nes pirma diena darbe ir buvo truputėlį ir įtampos, tai padėjo labai atsipalaiduoti ir sugrįžti į centrą, kur ir būt visą laiką. O tai ilgas tas turas buvo, per savaitgalį visą? Oi, ne turas, seminaras buvo. Nuo penktadienio iki pirmadienio buvo seminaras. Ok. Tai pirmadienį nebuvo darbo? Ne, darbas buvo, bet pasiėmėm laisvę. Nebuvo darbe, ne? Tai šiandien buvo pirmadienis jūsų. Šiandien pirmadienis. Okay. Kaip prasimeditavot, ar viskas aišku, iš paskaitos ten teko nutraukti, kad ir kaip įdomu būtų, bet vis tiek jau yra pusė
9:30, tai negalim visos paskaitos išklausyti. Bet jeigu kada nors klausysite Šrimadači paskaitą, tai labai įdomu yra išklausyti iki pat galo. Nes yra toksai netgi ritminis pasikeitimas. Pradžioje liktai lėtai, paskui pagreitėja, paskui labai intensyvėja, paskui liktai vėl švelnėja ir pabaigoje kažkokie svarbiausi akcentai sudėti. Tai negalim to patirti šitam formate, bet kaip nors po truputėlį. Ir šiaip pasidalinsiu, šiandieną nuo ryto galvojau, kokią paskaitą mes turim žiūrėti ir dažniausiai iš būsenos taip labai jaučiasi. Tiesiog atsirenki ir jauti, kad šita, net nežinai, net koks turinys, bet jauti. Ir šiandien buvo visai keistai, aš galvojau, kad viską suverčiau virusui, galvoju, ne, kažkaip ne šita. Ir aš priklausiau šiandien, visą dieną klausiau paskaitas ir niekas netinka. Ir galų gale galvoju, Vytai, tikriausiai čia virusas, tai iš proto parinkau vieną, bus gerai šita, bet nėra tokio jausmo. Va, ir visai prieš meditaciją parašė Agnė iš Kauno, kad šita paskaita šiam vakarui. Ir įdomus jausmas viduje. Iš karto buvo taip, šita. Nors nieko nežinau apie ką, kaip. Greičiausiai reikėjo, kad paklausimėm apie tą Kadešą Rudrą, apie tą temą. Tai va, tai tegul valosi viskas ir jeigu kokios nors yra įtampos pasaulyje, tai iš karto dėmesį į Sahasrarą, į viršugalvį, į bemintę būseną ir siunčiam to energetiniu internetu pagalbą arba dėmesį. Tai, ką aš matau, kad niekas nieko neparašė, niekas daugiau neparašė, ačiū Dovilė, čia kažką prieš tai buvo parašius ir viskas. Ir daugiau formos tylus, visiems bemintė būsena. Tikslas pasiektas. Tikslas pasiektas. Taip. Tai ką, tada gerą vakarą visiems. Iki pasimatymo šeštadienio rytą. Jai Šrimataji. Ir ačiū Kęstai, kad prisijungiai. Kad prijungiai Vokietiją prie Lietuvos. Arba Lietuvą prie Vokietijos. Energetiškai. Ačiū, kad mane prijungėt. Taip. Laukit, ir čia yra dar, va taip, mūsų visai dar nemažai likę yra čionais. Aš tiesiog norėjau pračekinti, kiek čia dar mūsų yra, dar ką tik buvo 20 kažkiek, dabar atsijunginėja. Tai gerai, tai gero vakaro, labanaktis visiems ir iki pasimatymo šeštadienį ryte. Jai Šrimataji.